Tai ką, pirmiausia, su pergalė turbūt puikus būdas pradėti penktadienį, tiksliau pabaigti penktadienį, pradėti savaitgalį. Tai Kauno Žalgiris 93-91 po puikios, gražios, geros kovos įveikė varžovus iš Serbijos. Ir po tokios pergalės turbūt yra keli variantai. Arba eini tiesiog ilsėtis ir miegot, arba aš pasirinkau šiek tiek kitą variantą. Esu girdėjęs tokį posakį, kad komentarus internete rašo tik tai kvaili žmonės, durni žmonės, bet juos skaito dar durnesni. Tai aš galvoju, pabūkim šiandien tais dar durnesniais, nueikim internetą, paskaitykim, kągi tie komentatoriai rašo. Nes ten tikrai galima kartais tokių perliukų gerų ištraukti, kad wow. Nors šiandien gal nebuvo, kad ten jau visiškai kosmonautai rašytų, nežinau, gal nepilnatis, bet tikrai yra visai gerų komentarų. Pats pirmas, sakyčiau, toks žmogus, tiesiog norintis bendrauti, rašo. Labai bus sudėtinga, nes nežinai, ką gali gauti tą dieną iš Zviesdos. Jie gali labai gerai žaisti, arba priešingai bus. Mintis tai tiesiog auksinės. Nežinai, ką gausi iš komandos. Arba gerai žais, arba blogai žais. Čia man primena tuos laikus, kai būdavo po 12-14 metų, nori dalyvauti kažkokiam forumo pokalbė, tai tiesiog, neturiu ką parašyti, tai, parašysiu bendrą mintį, kad kokių taisyklių nepažįstu. Tai čia lygiai iš tos pačios serijos, kad žmogau, neturi ką protingo parašyti, gal tiesiog tada geriau iš viso to komentaro nerašyk. Aišku, geriau gal toks komentaras, negu ten, kai būna žmonės susipykę su pasauliu ir tik tai, kad kitus apšmeižtų. Kitas toks įdomesnis po naujieną, kad prie Žalgirį nežais Milošas Teodosičius, žmogus rašo. Bet yra Giedraitis, Brazdeikis pas juos ir Mitrulongas. Čia jau rimčiau, čia jau žmogus nežinau. Galvočiau, kad tikrai pilnatis, bet lygtais ne. Nes, gerai, Giedraitis yra, Brazdeikis ir Mitrulongas. Matyt, žmogus tikrai supainiojo raudonas komandas. Tik tai skirtumas, kad yra serbų komanda raudona ir graikų Olimpiakosas irgi. Tarp jų yra vienas bendrumas, tai marškinėlių spalva. Sekantis komentaras. Kodėl nėra straipsnio apie tai, kad Samneris koledže pasišaudė su puška, bet jis peršautas. Bet apie šitą mačiau, kad daug kas pastebėjo, jau kai tik jisai atvyko, kad kas jo tam pečiai yra. Čia dabar galvoju tik ten, kurio tą pečią neatsimenu. Tikrai kažkas panašu į šautinę žaizdą. Kas ten žino? Žinot, to Amerikoje ten koledžų gyvenimas, man atrodo, būna tikrai gan audringas. Sekantis komentaras apie šitą komentarą aš įsisaugojau per ilgą pertrauką, žinokit, ir tikrai neprašau, nes rašo. Vis girdžiu, kaip serbai mėto daiktus į areną ir taip toliau. Norėčiau pamatyti tiesioginiam eterį, nieko jie ir pralošim, ryto Eurovizijos atranka. Dėl tos Eurovizijos atrankos tai aš nesuprantu, ką čia žmogus norėjo parašyti, bet jeigu norėjai pamatyti, kaip mėto daiktus, tai, tavo svajonė išsipildė, atrodė, kad tai yra Eurolygoje labai retas dalykas, bet ketvirto kėlinio laukiam ir pasipylė Serbijoje visokį. Kas ten galiausiai, net man atrodo, vaistų buteliukai kažkokį krito į aikštę, prieš tai žiebtuvėliai, dar kažkas tai. Man atrodo, serbai už tokius dalykus, ypač kai aš neku, mes norim A licenzijos ten ir panašiai, tai už tokius dalykus turėtų gal ne tik baudą gauti, bet ir kokias rungtynės ar 2 be žiūrovų sužaisti, nes jeigu tai atrodė prieš 5 ar 10 metų dar toleruotina, tai man atrodo šiais laikais tai su sportu visiškai nederinami dalykai. Bet žmogaus svajonė išsipildė, pamatė, kaip krenta daiktai į aikštę. Sekantis komentaras. Čia žmogus teisybę parašė. Terešas konkretus Samneris visgi tiesiog per bukas Europoje žaisti geram lygiai. Gal kažkas iš jūsų matė, aš esu sukūręs video apie, kai Samneris pasirašė sutartį su Kauno Žalgiriu ir ten savo nuomonę sakiau, ko iš jo galima tikėtis, ko negalima tikėtis. Ir buvo tų daug abejonių, kaip jis pristaikys prie to europinio krepšinio, tai tenka pripažinti.
visgi net ir galvojant, kad nepristaikys prie krepšinio Europoje, tikėjausi, kad jisai geriau atrodys, ypač jau lyg ir buvo ties ta įsižaidimo riba, bet paskutiniai kokios, nežinau, 2-3 rungtynės, tragedija, kažkaip jau net buvo praeitą savaitę mintis gal atsisveikinti su juo, bet Eurolygos langas, kaip suprantu, užsidarė, tai turbūt jau visgi neatleis. Reikia kažkam tai žaisti, jeigu net Lukašiūną pasirašo. Čia turbūt komentaras, tai auksinė mintis. Biručio flauteris yra super efektyvus, tik atrodo keistai. Nu, šito nepaneiks. Mano močiutė panašių rankos mostų mėto nuskustas bulves į kriauklę. Įsivaizduojat, bulvytė čiuk, opa, į kriauklę. Po to iš tų bulvių turbūt kažkas skanaus išeina. Cepelinai, kugelis. Bet čia Biručio tas flauteris, metimas, kažkas fantastiško. Ir čia nežinau, ar čia trenkieriui dėkot, ar kam, bet, nu, fantastiškai atrodo. Norisi dar ir dar, kad jisai tokias atakas 2-2 darytų. Nu, čia komentarą, kurį jau pasiruošiau prieš rungtynes ir nebereikalo. Kažkoks tai niekadėjas rašo, Zviesda +10, ką kaimiečiai vėl minusiukus minkysit. Šitas komentaras tikrai, mačiau, buvo minusiukais užminkytas. Na, čia turbūt iš kitos Lietuvos komandos kažkurios priešiškai nusiteikė žmogus. Nu, come on, žmonės, palaikykim vieni kitus. Aš kaunietis, bet palaikau, sakykim, Rytą tarptautiniuose turnyruose, palaikau Lietkabelį, palaikau Wolfsus. Kodėl Vilniečiai? Nors manau, kad tikrai yra daug Vilniečių, kurie palaiko Kauno Žalgirį. Deja, turim ir tokių. Čia teisybė žmogus parašė. 1,75 m Santosui ūgio netrūksta Eurolygoje, o mūsų Lukučiui 1,78 ūgio deja trūksta. Jo, Luko žaidimas paskutiniu metu prie Trinkeris, kai atvažiavo, atrodė, vau, kaip iššovė, kaip gerai žaidžia, bet deja paskutinės rungtynės, nežinau. Kažkaip Trinkerio pasitikėjimą išsikovojo Giedraitis, o Lukutis vėl nuėjo į suolo galą ir čia, nu, teisingai šiai parašė, kad jis sako, nu, tai ūgio čia trūksta, čia varžovas netinkamas. Nu, bet ką, gerai gal prieš Evansą Santosas ir ne visada apsigindavo, bet puolime savo darbą padarydavo. Tai, kaip sakyt, ūgis dar ne viskas. Dar vienas pesimistas. Kaip nemėgstu tokių pesimistų, bet rašo žmogus. Gaila, bet gaus. Nu tai va, žinok, džiugu, bet negavo. Daugiau neturiu ką pasakyti. Žmogus rašo, jau po rungtynių. Kai rungtynių baigti lemia teisėjai. Kas konkrečiai nulėmė, jo klausė. Atisuk paskutinę rungtynių minutę. Čia turbūt turiu omenyje apie tą Evanso vidurio liniją. Nu, ten tokia buvo slidi situacija, bet aš manau, kad jisai kur laikėsi ant pirštų galų su visa pėda nemynė ant tos linijos. Ir aš tai manau, kad tikrai teisėjai šiose rungtynėse teisėjavo visai gerai, nes į visas pusės buvo tų tokių abejotinų sprendimų. Pirmoji pusėje, kai Ulanovas su Roku Giedraičiu kovojo dėl kamuolio, buvo Ulanovo paprašyta peržiūra, bet kamuolį paliko Zviesdai, nors ten irgi atrodė nuo plaštakos, lyg ir nuo Giedraičio gal galėjo palikti, bet ne, Ulanovui nusprendė, kad nuo Ulanovo paliko ir Zviesdai paliko kamuolį. Čia Žalgiriui paliko kamuolį. Tai aš tai manau, kad teisėjai tikrai atsilaikė prieš, sakykim, tą Serbijos visus fanus, ten nepasidavė tam spaudimui, kaip sako, atmosferai. Ir tikrai neblogas tas teisėjavimas buvo. O čia ekspertas rašo. 4. kėliny 0-7. Kaip taip galima? Nu, čia žmogus teisingai atrašė, kad trenerį reikia keisti. Nu, tai 0-7. Tai, come on, žmonės, čia yra 2-3 atakos. Ir tipo, kaip taip galima? Nu, tai jie irgi išėjo gerai, 3 kartus neapsigynė, 3 kartus priešininkai įmetė, tu neįmetė poros metimų. Ir aš nežinau, ar tokius komentarus rašo žmonės, kurie visiškai neturi nieko bendro su sportu ir įsijungia kartą per pusmetį krepšinį pažiūrėti. Kaip taip galima atkarpą 0-7 pralošti?
Šiais laikais būna ir 0,25 pralošia atkarpą ir turbūt nieko labai keisto, čia 0,7. Nu ir čia tokių biškių jau žmonės euforijai. Trinkieriai Lietuvos rinktinė. Lietuvos rinktinės štabas Kazys raudonų veidą, europinė gėda Žibėnas ir depresuotas Kemzūra. Gal laikas būtų keistos, kol dar nevėlų į Andrijos Trinkierį štabą. Nu, žmonės, gal vis dėlto atskirkim komandą nuo rinktinės. Tai dėl to vieno ten, kaip sako, dar natūralizuoto žaidėjo, jeigu dar ir galima būtų pasiginčyti, tai dėl trenerio, man atrodo, jau toks iš viso. Nu, turime Lietuvoje dar tų specialistų, gal tas pats Kazys kaip tik po Žalgirio reabilituosis, gal ateis laikas ir Šarūnui Jasikevičiui. Tai gal tiesiog biškį nešokim į tas po gerų pergalių, tegul Trinkieris dirba Žalgiryje savo darbą ir jau Lietuvos rinktiniai surasim, man atrodo, kas treniruos. Ir pats paskutinis komentaras toks, sakyčiau, kad labai teisingas, ir tokį pačiai pabaigą palikau. Nu, tikrai įspūdinga pergalė. Lekavičius, Samneris ir Heisas į minusą varė, bet vis tiek sugebėjo ištraukti. Štai ką reiškia treneris. Kai tik jie išsiverždavo į priekį, tai Trinkieris paimdavo pertraukėlį ir Žalgiris vėl prisivydavo. Nu, nepaneigsi, viskas taip ir buvo. Šiaip tikrai pačiam Kaziui Maksvyčiui, kol jisai treniravo Žalgirį, tą palaikymą jutau ir manau, kad jisai tikrai nėra blogas specialistas, bet šį sezoną gerai, kas jam nepasisekė, atėjo Trinkieris ir tikrai tuos sprendimus padarė, sustatė tam tikrus žaidėjus į savo vietas. Tas pats minučių pertraukėlių paėmimas savo laiku šį sezoną labai jaučiasi teisingai. Šiose rungtynėse tai irgi labai pasijautė. Tai. O dėl tų 3 žaidėjų irgi turbūt nesumelavo nei Samneris, nei Lekavičius, nei Heisas. Turbūt iš šių 3 dar Heisas kažką tai gal gynyboje ten pasimdavo vieną kitą kamuolį. Lekavičius tikrai baisiai atrodau. Ir šiose ir praeitose varžybose. Bet yra kaip yra, kitose varžybose gal bus kitų žaidėjų eilė. Tai tokia trumpa komentaro apžvalga, visai, manau, smagu po jos pasiknaisat, nors, kaip sakau, kažkada skaičiau mintį, kad jos rašo tikrai ne patys protingiausi žmonės, bet jos skaito dar kvailesni žmonės, bet ten gerų perliukų galima atrasti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjai šitą video, tikiuosi nepagailėsi laiko, nes darau šį video ganėtinai vėlai, dabar jau yra po 12 nakties, dar kol suklijuosiu, padarysiu, kad galėtumėte šį video kuo greičiau pažiūrėti. Ir iki kito karto, iki.